Traukos dėsnio kaladė padės įgyvendinti jūsų svajones ir strategiją šią savaitę. Susikoncentruok ir būk pasiruošęs gauti savo atsakymus. Traukos dėsnis yra galinga jėga, nuolat daranti didžiulę įtaką mūsų gyvenimui. Nes mes kiekvienas esam tarsi magnetas, galintis pritraukti žmonės, situacijas, aplinkybės. Taigi, susikoncentruok ir pasirink vieną iš 4 variantų, kuris bus šios savaitės tavo strategija, pagalbininkas, į ką atkreipti dėmesį ir kuo naudotis tau sėkmingiausiai įgyvendinant savo svajonę. Taigi, pirmas variantas. 13 arkanas – mirtis arba transformacija. Būk pasirengęs pakeisti ne tik savo įsitikinimus, bet ir įpročius, kurie neleidžia vykti pokyčiams. Vikšras įgaunantis drugelio formą kviečia tave radikalioms permainoms. Antras pasirinkimas – juokdarys, mąstyti neveikiant arba veikiant negalvoti nepakanka. Turi aiškiai apibriežti savo tikslą ir drąsiai žengti pirmą žingsnį savo svajonės ar noro išsipildymo link. Trečias variantas – 8 monetos, kad jūsų naudai spręstųsi klausimai susijęs su finansais. Tai gali būti paveldėjimas, darbo užmokestis ar sandoris, iš jūsų pareikalaus atkaklumo, darbštumo ir meistriškumo. Daryk tai, ką moki geriausiai. 4 variantas – kardų riteris, pasitelk aštrų protą ir logiką, kad apginti savo įsitikinimus, idėjas ar mintis. Jei trūksta argumentų, kreipkis pagalbos į specialistą. Įvykiai klostysis greitai ir veiksmingai. Linkiu sėkmingos savaitės, atkreipti dėmesį į ženklus, sutiktus žmonės savo kelyje. Na, o jei norėtum asmeninės konsultacijos, kviečiu registruotis taropsichologija.lt.